down. I don't wanna be sober. Sipping some Cobra till I hang over. Drunk drove the Rover, got pulled over. Who's the baddest? Who's the masses? Dukes of Hazzard, shoot to mash it. Not your average, do the damage. Giving them classics, only classics. Cause the night on my freak come out, we freaking out. Drunk with the Rick step, now pick my style. Jump to the crowd, let loose again. You see it ain't hard to tell what mood we're in. As we sing. Tokiam sankryžiniam posūkyje tiesiog į purvo gausiai važiavam ir neužsukau, tiesiog čiučiut per greitai atvažiavau. Priekiniai ratai įkrito į tokį, sakykime, griuvuką, pasikabino tą mašiną ore ir viskas. Žiūrovų prie, ten gal kokie 6-7 daugiau nebuvo ir nepavyko mums ištraukti jos. Tai vat, baigėsi lenktynės, šluota pravažiavo, atvažiavo mūsų džipas, paėmėm per minutę ir ištraukėm. Automobilio nepagadinom, nieks ne... Tiesiog jį išvalyti reikia, užpilti kuro ir važiuosim rytoj, nepasiduosim tikrai. Tai aišku, atlošmės nieko čia nebeatlošim, jokios kovos nebus, bet dėl tų taškelių, kurie svarbus sezono gale, tikrai suvažiuosim ir pažiūrėsim, lenktynės dar ilgas. Tai kai parodė šitas greičio ruožas, dabar važiuojant per jį, matėm tikrai nemažai tų mašinų, išdužusių, prikritusių visur, tai tas ilgas toksai... Ilga pertrauka, sakykime, tokia neduoda nieko gero, tai visi labai nori lėkti ir vat, kažkur tai išlenda klaidelių. Tai pabandysim susikaupti ir rytoj toliau džiuginti žiūrovus. Važiavam dėl žiūrovų, tikrai labai stengiausi, netgi ir labai persistengdavau, būdavau netgi ir ne kartą šiandieną šalia kelio atsidūręs nuo to besistengimo, tik pamatydavau žmonių labai daug, iš karto gazą iki galo ir... Na, bet jausmai dviprasmiški, planai buvo kitokie, bet jų neturime, sakykime, to rezultato norimo. Bet turim finišą, turim kažkokius tai brangius taškus, bet kuriuo atveju būtų po finišo linijos yra gerai. Tai šitie taškai, kai šį sezoną negalima praleisti nei vienų varžybų, tikrai bus labai svarbus. Tai bent jau tiek guodžia mūsų apmaudą, bet darysim namų darbus, kad daugiau taip nebūtų. Iš tikrųjų, tai šitas ralis jisai buvo toksai, vienas iš tokių sunkesnių per visą mano 1,5 metų ralio karjerą. Va, žodžiu, ir tiek daug mašinų iškritusių aplamai iš to viso ralio, nesumatęs, jeigu vienam dope ten kokios 5, kiek ten tų mašinų gulėjo krūmuose ten, taip, ir šiaip gana sunkus jisai buvo. Mano kaip šturmano nuomonė, klaidų kažkiek tai pridarėm, aš irgi ir pats tenai kažkiek tai pridariau, bet, žodžiu, visumoje, visame tame džiaugiuosi, kad mes davažiavom, kad va dabar galiu su jumis šnekėti šitą, o ne kažkur tai ašarėlę braukti, ten užėjęs už autobuso čia kažkur. Šiaip smagu, bet buvo sunku.